Sveiki, su jumis Arnoldas iš baidare.com kompanijos ir šiandieną atsivežėm visą krūvą baidarių, skirtingų baidarių ir jas greičiausiai 80% nuomotojų Lietuvoje, kur nuvažiuosit išnuomot baidarą, gausit vieną iš šitų baidarių. Tai Vista, Caribou, Jolie, Brio, Finderį. Na, gal yra dar ir kitų modelių, bet greičiausiai mažoji dalis. Ir šiandien pabandysim į kiekvieną baidarį įsėsti, apžvelgti jų pliusus, minusus. Ir baidarių nuoma dabar visur kainuoja apie 20-25 eurai asmeniui. Ir ką jūs sumokėję šitos pinigus galite gauti, kokį inventorių galite gauti, kokio inventoriaus galite tikėtis. Visos šios baidarės yra skirtos nuomai. Vista yra flagmanas, jie gamina aukščiausios klasės baidarės View Sportas ir ją nusipirkę jau turėsite iš karto visus paminkštinimus, kojų atramus ir panašiai. Caribou yra rental modelis, club vadinamas. Tai yra be paminkštinimų, nereguliuojamos kojų atramos priekyje ir gale. Čia. Arba yra Adventure modelis. Yra su reguliuojamom sėdynėm, su sėdynių paminkštinimais, reguliuojamom kojų atramom priekį ir gale. Toliau dydis yra vienodas. Jolie taip pat yra rental modelis. Tai yra be kojų atramų, be paminkštinimo, integruota vaikiška kėdutė. Ir yra premium modelis, tai yra su reguliuojamom kojų atramom, sėdynių paminkštinimais, kojų atramos yra ir priekį ir gale. Rotomod Brio yra su taip pat standartinis modelis, labai jau daug metų užtarnavę savo vardą. Tai yra be paminkštinimų, be kojų atramų, bet taip pat su kaip ir Jolie aukštom sėdynėm su aukštom nugaro atlašais ir labai patogu. Ir Finder modelis yra standartinis su be sėdynių paminkštinimų, sėdynės nereguliuojamos, kojų atramos gale ir priekyje kojų atramų nėra. Taigi bandom sėsti kiekvieną baidarę ir pasižiūrėsime, kaip juose jaučia. Visos baidarės yra panašios savo ilgiu, tik tais Vista yra gerokai ilgesnis, kiti modeliai yra maždaug 20-30 cm rėžyje. Dauguma modelių baidarių turi du variantų. Rental ir, kaip sakant, tokia premium klasė. Tai rental klasė yra pati paprasčiausia. Dažniausiai nebūna kojo atramų arba būna fiksuotos, nėra sėdynių paminkštinimai, dažniausiai sėdynės yra nereguliuojamos. Ir premium klasė su paminkštinimais, su reguliuojamom kojo atramom, reguliuojamom arba nereguliuojamom, ir sėdynės dažniausiai reguliuojasi pirmyn atgal. Tai yra komfortiškesnis žymiai modelis. Aš esu taip 1,90 m, maždaug 1,95 m ir bandysiu įsėsti. Pradžiai vertinsim visų baidarių talpą ir kiek mes turime vietos. Ar aš galiu atsisėsti, ar man patogiai bus irkluoti ir ar aš galiu, kaip sakant, išties kojas ir poilsiauti. Taigi Vistai atsisėdus aš galiu pilnai išties kojas, net nesiekiu dar priekinės sėdynės, dar priekinė sėdynė, jeigu noriu, galiu stumtis į priekį. Taip pat yra kojų atramos, aš galiu pagal save jas susireguliuoti ir jeigu noriu irkluoti, įsispiriu kojų atramas, irkluoju smarkiai. Jeigu neįsispiriu, irkluoju arba poilsiauju, ištiesiu kojas ir mėgaujuosi. Ir nejudinant sėdynių, bandau pereiti į priekį ir žiūrėsiu, ar man užtenka vietos taip pat atsisėsti priekį. Žinoma, į priekį tokio ūgio dažniausiai žmogus neina, dažniausiai sėdi vaikai arba merginos, bet jeigu atsitiktų tokia situacija, aš pilnai galiu sėdėti priekį, įsiremti kojų atramas ir galiu irgi ištiesti kojas pilnai ir erdvės yra labai daug. Na, kaip ir tikimasi iš premium klasės gamintojo, erdvės tikrai užtenka ir yra patogu. Caribou baidarė. Caribou Club, tai yra su fiksuotom kojų atramom, nereguliuojamom sėdynėm. Ir taip, aš galiu ištiesti kojas pilnai, tai kojas jau remiasi į priekinę sėdynę, bet jeigu reiktų ilsėtis, aš pilnai galiu taip ištiesti kojas ir pasilsėti. Jeigu reikia smarkiau pairkluoti, įsispiriu kojų atramas ir galiu pairkluoti stipriau ir turėti daugiau kontrolės. Ir jeigu aš sėsiu į priekį, taip, yra kojų atramos, pilnai galiu ištiesti kojas irgi. Jeigu reikia paskutinės kojų atramas
taip pasiekiu, bet netgi nereikia man į paskutinės, galiu į vidurinės spirtis ir jeigu reikia irkluoti, turiu kontrolę, galiu stipriau pairkluoti ir vietos pilnai užtenka man ir priekį, ir gale. Tai erdvė labai gera. Žinoma, Caribou Adventure modelis, lygtais Adventure, vadinsim premium modeliais tuos geresnius. Reguliuojamos sėdynės, reguliuojamos kojatramas, ištiesiu kojas, tai priekinė sėdynė vos lečiu, jeigu ją stumtelsiu į priekį net neliesiu, bet yra kojatramas, jas galiu įsispirti pilnai, dar man jos netgi ir per toli būtų, maždaug va tokiam atstume, taip, labai patogiai reguliuojas kojatramas. Ir taip, jeigu reikia irkluoti, įsispiriu ir patogu. Ir dabar, jeigu lipu į priekį nejudinant sėdynės, taip, aš pilnai telpu ir priekį, kojatramos sureguliuotos, galiu įsispirti, jeigu reikia irkluoti, stipriau, galiu pairkluoti stipriau, jeigu noriu atsipalaiduoti, kojas pilnai išsitęsia ir galiu pilnai atsisėsti. Labai gerai. Nu, bet aišku, jeigu tilpau į basic modelį, į premium dar labiau susireguliavus, viską žymiai patogiau galima pasidaryti. Einam į Jolie basic rental modelį. Nėra kojų atramų. Aš galiu pilnai ištiesti kojas, jos pilnai remiasi jau į kojas į priekinę sėdynę, bet aš galiu jos pilnai ištiesti ir tilpti. Jeigu reikia irkluoti, labai įdomi sėdynės forma, jeigu reikia irkluoti, kai nėra kojų atramų, galima įsispirti į sėdynę čia. Jeigu nori smarkiau irkluoti, galima įsispirti toliau. Bet nerekomenduojam spirtis į sėdynę, tam turėtų būti kojų atramas. Ir pakankamai patogu, erdvės tikrai daug. Ir bandom sėsti į priekį. Ir į priekį taip pat. Oi, vietos per akis, galiu dar suslysti iki pat galo. Labai daug erdvės. Gerai, vietos pilnai užtenka ir šitoje baidarėje man sėdėti ir gale, ir priekį. Taip, Jolie premium klasės su paminkštinimais. Taip. Sėdinių išdėstymas yra tas pats, kadangi sėdynės nereguliuojamos, tai tikrai galiu ir ištiesti kojas taip pat kaip ir basic, bet jeigu aš noriu stipriau irkluoti, Jolie turi reguliuojamas kojų atramas priekį gale ir aš pilnai galiu įsispyręs stipriau pairkluoti ir kojų atramų ilgis taip pat reguliuojasi ir aukštesniam ir žemesniam bus patogu įsispirti tas kojas. Taip pat integruota sėdynė, kur galite susidėti daiktus. Ir priekyje taip, irgi pilnai turim kojų atramas, galim įsispirti, telpam, galim irkluoti, jeigu reikia stipriai įsispyrę, nu ir jeigu reikia, galima ilsėtis, erdvės pilnai užtenka. Taip pat, modeliai, formos tokios pačios, tik tais komforto detalės skiriasi, kai yra paminkštinimai žymiai maloniau sėdėti. Rotomod Brio, taip pat vietos yra daugiau, kojom erdvės iš karto, jeigu galiai ištiesus, truputį yra daugiau ant kokių 3-4 cm, aš jau priekinės sėdynės nelečiu su kojom ištiesęs. Ir priekyje, taip pat priekyje vietos per akis, gal sakyčiau, Jolie vietos priekyje truputį daugiau, nes dabar jau su kojom jau pirštai remiasi į viršų. Bet tai nedaro didelio diskomforto, aš galiu pilnai ir ištiest kojas ir pakankamai komfortabiliai sėdėti. Ir paskutinis modelis Finder. Taip, aš atsisėdu jį. Taip, taip, kad jums matytųsi, kojas galiu ištiesti maksimaliai tiek. Tai jau kojų ištiesti, jeigu uždėčiau, kelienai yra pakankamai sulenkti, jeigu dar užsėdi prieki žmogus, aš galiu būti smarkiai sulenktom kojom. Jeigu norėčiau ištiesti kojas, jau nebent reikėtų kažkaip tai, bet taip nepairkluos, nesąmonė. Yra kojų atramas, bet kojų atramas tada man dar labiau verčia, kadangi nereguliuojamas ir jos labai arti, jos dar labiau man verčia būti su lenktom kojom. Gale vietos trūksta. Jeigu esate aukštesnis, bet čia jau
Man kojos pilnai tai tiek per visą pėdą, per visą batą iki nariuko čia trūksta 15 cm, tai 1,8 m ūgis, jeigu taip, tada galėtumėt išties kojas 1,75 m, 1,8 m, nu, biški trūksta vietos gale. Ilgoji kelionė tai gali labai pasijaust. Prieki vietos labai gerai. Liuks. Prieki vietos yra pakankamai. Bet į priekį dažniausiai sėda mažesnis žmogus. Vista yra erdviausia baidarė, daugiausiai turi vietos. Toliau sekantis modeliai turi labai panašiai vietos, tai Caribou, Jolie ir Brio. Finderis turi mažiausiai vietos. Vietos prieki daug, bet gale, jeigu nori atsisėsti, yra labai sudėtinga. Taip, jeigu sėdėčiau gale, tai man kojos, gal iš toli bus, tai man kojos būtų taip susilenkusios visą laiką. Ir aš jų ištiesti, nelabai turiu, jeigu dviese ir plotumėm, tai kojų atramos visą laiką susilenkusios. Kaip pavyzdžiui, jeigu aš sėdėčiau Jolie, tarkim, Jolie aš galiu pilnai ištiest kojas, jeigu reikia ir plotą, aš įsispiriu kojų atramas smarkiai per koją, jeigu reikia ilsėtis, aš čia stoju. Ir jeigu, tarkim, sėdim Caribou baidarį, kad ir, lyginam basic, neturi Finderis premium klasės, aš galiu pilnai ištiest kojas, jeigu reikia įsispiriu kojų atramas, čia priklauso nuo mano ūgio. Ir visto, aišku, pilnai telpam. Tai toks skirtumas komforto klasė, jeigu ilgiau ir, aišku, jeigu irkluojat kokią valandėlę, tai nepajausit gal skirtumą, bet jeigu ilgesnė kelionė 2, 3, 4 valandas, gali jau smarkiai pasijausti. Erdvę išsiaiškinam baidarių, kurios talpesnės, kurios mažiau talpios. Dabar prieinam prie sėdėjimo ir komfortiškumo sėdinių. Kai sėdynės yra reguliuojamos, jos statosi ant bėgelių, todėl jis automatiškai gaunasi truputį amortizuoja, nes pati sėdynė kilnojasi. Ir jūs, kai atsilošėt, pasidaro didesnį kampą ir jums yra maloniau sėdėti. Tai kas padaro dar patogią sėdynę? Sėdynės atlošas. Ir per ilgą laiką pastebėjom, kodėl vienose patogiau, kitose ne taip. Tai pakinklių, kaip čia vadinasi, po kelienų ta vieta, pakinkliai lygtais. Pakeltos pakinklių vietos. Jos, kai yra biškai iškeltos, jeigu ryžtėsi kojas, tau yra žymiai patogiau sėdėti. Nes, kaip žymiai, suteikia daugiau komforto, nes kojos natūraliai biškai būna tokios sulenktos, neleidžiam persitesti. Ilgoji kelionė, kai irkluoji su tom geresnėm sėdynėm, yra patogiau ir kojos mažiau pavargsta, nepradeda skaudėti. Gal paskirsto svorį, labiau svorio tašką. Apie visą nėra ką kalbėti, čia yra aukščiausios klasės baidarė ir visą laiką sėdėti patogu. Pereinam prie Caribou Basic rental modelio. Sėdynė lygiai tokia pati, tik be paminkštinimo. Truputį aukštesnis atlošas negu, atrodo, kad truputį aukštesnis yra atlošas negu Vistas. Jis labai maloniai po mentimis įremia ir sėdynė dar labiau amortizuojasi. Nežinau kaip čia tai parodyti, jeigu aš čia šitaip žiūrėsiu, tai pasilenkia ir jinai išsilenkia truputį. Tai kas visai yra malonu. Ir šitos pakinklių vietos yra aukštesnės. Taip pat aukštesnės nei Vistos sėdynės, kas suteikia daug komforto. Iš tikrųjų, ką tik nulipau nuo sėdynės su paminkštinimu, ant be paminkštinimo, plastikinės sėdynės, tai labai kepa nugarą, negaliu ilgai išsėdėti. Gerai, einam į Caribou. Saulė įkaitina, šiandien šilta, 25 laipsniai, tai biškį ant saulės paliko ir atsisėsti jau degina nugarą. Taip, su Caribou Adventure modelio, tai premium klasės, patogu, irgi sėdynė su paminkštinimais, amortizuoja, patrama pakinkliams, sėdynės atlošas geram aukštį. Taip, dėkliukas vandeniui yra skylutė vandeniui išbėgti. Ko man atrodo ant Vistos nėra. Tai yra didesniam podeliam, bet nėra skylutės vandeniui išbėgti. Taip, toliau sėdam į... Tai sėdynės ir priekį ir gale vienodas. Jolie ir Brio skiriasi sėdynės priekį ir gale. Gale turime sėdynę su vaikiška kėdutė integruota. Tai kaip matom, skirtumas Brio yra mažesnė vaikiška kėdutė, siauresnė.
Ir podelio laikiklis yra gulščias ir priekinė podelio laikiklis, o padėkliukas, kas nebūtinai yra blogai, nes ant padėkliuko gali susidėti dalykus. Ir sėdam į Basic, taip pamankštinimu, iš karto kepa nugarą. Ir taip, butelio dėkliukas yra, čia arba vaiką sodinti, arba pasidėti kažkokius daiktus. Tai telefonas, žalingų įpročių mėgėjams, ar cigaretės, ar užkandis ir panašiai, iš tikrųjų visai patogu. Nes kai plaukiam, tai toks susidedi ir jis nešlampa, nekrenta tau tarp ko ir visą laiką turi vietą. Labai patogios sėdynės, nes jos yra tokios smailėjančios ir aukštos ir jos labai prisitaiko tarpuminti ir jos yra aukštos ir taip amortizuoja gerai. Gali gal irgi susiamortizuotis, tai galima ir atsilošti ir geras kampas gaunasi ir labai kai aukšta sėdynė yra labai malonu tiesiog atsiremti, o visą nugarą prilaiko. Tai toliau einam prie Amber Premium. Sėdynės tokios pačios, tik su paminkštinimas. Labai jaučiasi temperatūros skirtumas ant paminkštinimų, ta nugara nekepa. Čia kad ir su maike sėdė atsirėmėsi tą sėdynę, labai kepa nugarą. Gerai, patogu, taip pat patogu, dėkliukai ir Brio. Brio irgi. Taip pat patogios sėdynės. Vietą pasidėti, aišku, vandens gertuviai, buteliukai, jeigu statmenai dėti, gal nelabai patogu taip yra, gal patogiau būtų įstatomas dėkliukas vandeniui. Bet šitie padėkliukai ir priekį ir gale yra pliusas, nes juos galima panaudoti ir pasidėti daiktams, kas tikrai patogu. Ir toliau Finderis. Taip, Finderio sėdynės visai nesamortizuoja, nes jos remiasi tiesiai į baidarės galą. Čia. Ir tu sėdi labai stačiai. Kepa. Jeigu nori atsilošti, tada gaunas tarpas tarp nugaros ir mentis. Tarpumentis remiasi šitą vietą tiesiog stačių kampų į nugarą. O jeigu nori, kad tavo apglėbtų visą nugarą, turi sėdėti labai stačių kampų ir neina atsilošti. Jinai maždaug kokiais 10 cm po mentim pradeda remtis ir nenoriu labai nuliūdinti, bet ir vietos mažokai ir sėdynės nepatogios ir tokios kietos. Ir dabar žiūriu ir kai bandau sėdėti tose baidarėse ir kai atsisėdu įsirėmęs į kojas, kojų atramas, šitos briaunos, ką aš pajaučiu, pavyzdžiui, Jolie, Karibų modeliuose yra jos, priartinsiu, jos yra briaunos, yra užapalintos, o čia yra aštrios. Ir jos remiasi labai. Pavyzdžiui, rotomoda, tai jos yra tokios sulygintos, dar biški platesnės čia vietos. O čia yra tiesiog jaunasi tiesiai į koją. Valandėlį nieko tokio, bet jeigu irkluot visą dieną, tai sunkiau. Yra butelių dėkliukai su didelė skylė, ten gali pasistatyti, viskas gerai. Bet ir kieta sėdynė. Pakinklių trumpas pagrindas ir jis yra žemai ir nėra visai šitų pakinklių, jo greičiausiai pakinklių atramos. Tai tu sėdi žemai. Jeigu pabandyčiau priekį atsisės, nes priekį galiu ištiest kojas tik tais. Jos iš karto dedasi ant žemės kojas ir nėra jokios atramos pakinkliams. Karšta. Pirkit baidarę arba nuomoktas baidarę su paminkštinimis, jau karštą dieną, žinokit, mažiau keps nugarą. Kol kas apėjome ir sėdinių komfortą. Tai aišku, Vista patogiausia, labai patogios Karibų, bet labai skiriasi. Karibų, pavyzdžiui, baidarės turi ilgesnės pakeltas vietas pakinkliams, kaip ir Vista. Jolie turi trumpesnės vietas pakinkliams, bet jų nugaros atlošas yra aukštesnis ir patogesnis, sakyčiau. Tai kaip kam labiau patinka. Aš sakyčiau, ir amortizuoja Jolie geriau. Pati sėdynė Jolie patogesnė yra. Brio, Jolie, jos tokios aukšta atrama nugarai, ypač ilgoj kelioniai, man labiau patiktų. Po to Vistos ir Karibų labai panašu.
labai panašu ir matos ir vizualiai, kad sėdynės panašios, tik tais Caribou aukštesnė pakinklio atrama ir didesnė. Tai irgi duoda savo pliusą. Apie baidarės formas, ilgius ir manevringumą dabar nešnekėsim, šiandien šnekėjom tik tais apie komfortą, nes turistinės baidarės yra nelenktyninės baidarės, jos turi būti jums patogios ir kad visą dieną jūs galėtumėt prasidėti patogiai. Tai rekomendacija, kai nuomojat baidarės, pasiskambinkit, paklauskit, kokios baidarės nuomoja. Jeigu sako Vista, tai ramiai galit nuomotis. Jeigu Caribou, tai paklauskit, ar su paminkštinimas. Paminkštinimai yra labai geras dalykas ir Jolie irgi su paminkštinimu be paminkštinimu, tai jau gerai yra. Caribou ir Jolie realiai, kad ir be paminkštinimu, bent jau bus patogios sėdynės ir bus erdvės jums sėdėti, nereikės su lenktom kojom būti, arba jeigu dar vaikai įsisodinti, nėra vietos ir dar vaikai įsisodinti, vaikiškos kėdutės. Gerai, atsinešiu vaikišką kėdutę ir dar pasitestuosim su vaikiška kėdutė, kaip telpam. Įsidedam vaikišką kėdutę į Vistą. Vietos yra, jeigu reikia priekinę sėdynę dar pastumėm priekį ir vietos pilnai užteks vaikui. Tiek galima, kai reguliuojamos sėdynės, tiek galima dėti į priekį ir į galą. Caribou įsidedam. Na, Caribou turi ir specialias savo vaikiškas kėdutės, su paminkštinimas, tokios gražios labai. Tai irgi vietos, na, jau čia biški vietos mažiau, kai nereguliuojama sėdynė vaikui, jau čia vaikam ten 3-4 metai greičiausiai dar tiltų, bet jau vyresniem gali būti ir nepatogu. Aišku, galima ir į priekį dėti, bet į priekį rekomenduojama dėti, kai jau reguliuojamos sėdynės, tada jums bus žymiai patogiau. Taip, nu ir Caribou, aišku, kai reguliuojama sėdynė Caribou, mes ją įsidedam ir jau turim žymiai daugiau vietos vaikui. Tai ten iki 5 metų jau turėtų būti viskas labai gerai. Ir toliau, jeigu dedam vaikišką kėdutę, Jolie nereikia, nes yra integruotos, Brio nereikia, nes yra integruotos, ir jeigu dedam vaikišką kėdutę į Finderį, tai, nu, nežinau, kokio ūgio čia vaikas turėtų, nu, gal iki metų, nu, čia to tarpelio pusės sprindžia 10 cm, tai gal tada nebent dėti į priekį, jeigu mažesnis vaikas, dėti kėdutę į priekį. Bet jeigu įdėsi į priekis, tada turi būti labai mažas, kad čia įsikabinės tik tais ir būtų. Tai čia nerekomenduočiau gal vaikiškos kėdutės dėti, geriau tada vaiką sodintis į priekį, mažiuką arba ant rankų imti priekyje. O kitose baidarėse kaip ir viskas gerai ir tos vietos pakanka. Apžvelgiam sėdynės, apžvelgiam erdvę, kiek vietos yra baidarėse. Visas šias baidarės, jeigu čia kas nors galvoja, kad čia kokia reklama, tai visas šias baidarės galite nusipirkti vienoje parduotuvėje, visos yra iš tos pačios vietos. Ir nesvarbu Finderis, Jolie, Brio, Caribou, Vista, dar kitų yra modelių. Tai jeigu norite, nueikite pasižiūrėti, aš jums nuorodą sumesiu į apačią, pasižiūrėsite kainas. Jeigu jums įdomu, patys nuspręskite, žinoma, kiek jums reikia to komforto. Šiandien apie baidarės valdomumą ir medžiagas nešnekėsim, nes dar galima apie medžiagas pradedant kalbėti ir formas ir valdomumą labai smarkiai išsiplėsti. Žinoma, jeigu sumokate tą patį 20 eurų nuo žmogaus už baidarių nuomą, tai kodėlgi nepasirinkus komfortiškos baidarės su visais privalumais, tarkim daug kasgi nuomoja ir Vistas, ir premium klasės baidarės, ir kodėl neplaukti biškį patogiau. Jeigu už tą pačią kainą yra, kas siūlo, na, su mažiau komforto baidarių, spręskite patys. Pagal tai visą laiką pasiskambinę nuomotojui, prieš nuomojantis galite pasiklausti, kokią jūs baidarę nuomojate. Ir tada bus aišku, ar jūs plauksite komfortiškiau ar ne. Žinoma, gali būti, kad tas baidarės jau ten nuomoja, kad ir pačią Vistą būna daug kas 10-15 metų nuomoja, gal jau dabar yra net kas ir 20 metų nuomoja Vistas. Tai jeigu jos neprižiūrėjo, tai gali būti išspardytos tos jau kojų atramos, rankenos nuplišinėjusios ir paminkštinimai nuplyšę. Bet jeigu tvarkingas nuomotas ir jau tiek metų dirba, kad gali nuomoti tas baidarės tiek ilgai, tai jie dažniausiai jas prižiūri ir susitvarko ir pasikeičia paminkštinimus ir viskas būna. Vėliau gal ir pašnekėsim apie medžiagas, bet jeigu jūs nuomojatės baidarės, tai jums
nelabai svarbu, iš kokios ta baidarė medžiagos, jums svarbu, kad jinai gerai plauktų ir būtų patogu sykį per vasarą ar 2 sykius per vasarą praplaukti dieną baidarėje ir be jokių trikdžių. Lauksime jūsų komentarų, įžvalgų, pastebėjimų, tai susitiksime kitose video.